žvaigždžių valanda. Aš nesu joks pranašas, vienok drįstu pranašauti. Šiandien išmuš žvaigždžių valanda. Tik pagalvokite, du žymiausi mūsų laikų muzikai, jie sustinka šiandien. Pirmą kartą gyvenime. Jie sustinka čia, Leipcige, Thuringerhof viešbutyje. Taigi, jie susitinka pirmą kartą gyvenime. Iš Londono. Iš Londono šešetų pakinkyto arklių skubėjo čia Georgas Friedrichas Hendelis, mūsų laiko Orfėjas. Tai geriausiai apmokamas muzikas pasaulyje. Ir gyvenantis čia Leipcige ponas Bachas. Kaip? Jo pavardė Bachas. Bachas ar kažkas panašaus. Johanas Sebastianas. Taigi, Johanas Sebastianas Bachas, ką tik kukliai atšventė savo priėmimą į muzikos mokslų draugiją. Taigi, žvaigždžių valanda, žvaigždžių valanda. Ar iškilmės jau baigėsi? Ne visi. Senis dar pabarškins klavesinu. Betgi jūsų pasigės salėje. Kažin, aš sėdžiu paskutinėje eilėje. Jūs paskutinėje eilėje. Pačiame kampe, visai gale. Betgi jūs esate draugijos garbės narys. Mano vardas ne aš. Koks siaubas. Aš ateinu pavėlavęs, kaip visada laukiu aplodismentų, tačiau nieko panašaus. Man tenka sipsau tarpduryje. Visi žvilgsniais rieta poną Bachą. Ar Bachą tirtantį iš jaudulio, po nuslinkusiu peruku. O kažkoks kvailys postringauja niekus, esą muzika yra mokslas. Bukaprotis, muzika joks mokslas, muzika tai biznis. Bet jūs paklausykit. Kardinolai pratė atsistoti, kai aš einu į salę, patys Anglijos karaliai prieš mane atsistoja. O čia į mane atkreipia dėmesį tik tai portie. Ne burnos nepravėrės, jis nurodo man vietą paskutinėje eilėje. Štai ten aš ir sėdėjau šitos komiškos draugijos garbės narys. Manęs neatpažįsta. Mano paties tėvynė. Niekas manęs nežino. Kas būtent? Muzika. Aš jį gana simpatiška. Genijus. Gabus. Jie atrodo jau baigė. Reikėjo man išvažiuoti, tiesiog imti ir išvažiuoti. Bet jis tuoj ateis. Tuoj tėvynė vien tik tai tuščias laiko gaišinimas, aš išvažiuoju. Jūsgi pakvietėte kolegą pietų. Jis groja kaip dievas. Argi netiesa. Na gerai, dar sakys, kad palikau kolegą alkaną. Mano dieve, jis taip atrodo, lyg galėtų bet ką suryti, pamatytum jo švarką. Jūs turėtumėte pasveikinti jį. Jis tikriausiai netvėrė iš džiaugsmo, kad galės pagaliau su manim susitikti ir kad gaus iš tiesų ko nors padoraus pavalgyti. Buvo tiesiog krikščioniška pareiga jį pasikviesti, kaip tu manai? Aš jį pasveikinsiu. O dieve, juk galima čia tėvynėje galbūt paskutinį kartą pasikviesti kolegą papietauti. Tiesiog va taip, be jokių ceremonijų, laisvai, nevaržomai. Aš pasitiksiu jį. Ne todėl, kad iš to susitikimo aš daug tikėčiausi. Mano dieve, ko tik nesutinki keliaudams po šį pasaulį. Bet aš nesu išdidus, Šmitai, tu tai žinai, man visi lygus, ar tai būtų kunigaikštis, ar kuklus muzikas. O štai šitas. Dieve, jis vis dėlto jau sudomino mane. Jūsų kolega, maestro. Mano milasai. Labai malonu. Įeikite, įeikite. Labai ačiū. O būkite mano svečiai. Labai ačiū. Širdingai sveikinu. Jūs labai malonus. Ir jūs būkite labai malonus ir uždarykit duris, siaubingas skersvėjis. Maestro. Prašom, prašom.
Pirmiausia, priimkite mano nuoširdžiausius sveikinimus. Mano sveikinimus jūsų aukšto pagerbimo proga. Muzikos mokslų draugijos narys. Ar kas nors žino, kas tai yra? Jau jūs nežinote. Oi, iš kur man žinot? Tik jūs tos draugijos garbės narys. Mano mielas, aš dar ir Oksfordo universiteto garbės daktaras, bet neturiu menkiausio supratimo, ką tiesą sakant, tame Oksforde studijuoja. Betgi įsitaisykite patogiai. To jau valgysim. Valgysim? Aš pakviečiau jūs valgyti, ponas kolega. Labai malonu. Šiek tiek užkasim. Kasnelis šio, kasnelis to, užkandėlį, paštetą, pakepintą kaplūną, galbūt trupučiuką omarų, šiek tiek avienų smaltinių, bet svarbiausia patiekalo aš kol kas neišduosiu. Tai turėtų būti staigmena. Aš maniau, kad mes pirmą truputį pamuzikuosime. Betgi netuščių skrandžių. Aš mielai jums ką nors sugročiau. Žinoma, mano mielas, žinoma. Bet pirmiausia paskanausime gurkšnelį vyno. Ne, verčiau vėliau. Mėgautis malonumais turim dabar arba niekad. Vėliau malonumais mėgausis kiti. Su mano geruoju šiuo metu jūs žinoma jau susipažino. Labai malonu. Tai mano geriausias draugas ir vienintelis, nepakeičiamas. Rūpinasi mano reikalais, žiūri, kad tarnai manęs neapvogtų, perrašinė mano natas. Tarp kitko, aš įtariu, kad slapta jis ir pats kūrė. Maestro. Savo kūriniuose aš dažnai aptinku vietų visiškai nepanašių į tai, ką aš rašau. Kūriniuose labai daug vietų. Visiškai nepanašių į tai, ką jūs rašote. Mano šimėtas. Pokštininkas. Geriausias paslapčių patikėtinis. Ko tik aš su juo nepergyvenau su manimi. Ir tai 30 metų. Nagi, į jūsų sveikatą. Nuostabi akimirka sutikti meistrą savo tėvynę. Nu. Aš visą... Giliai įkvėpti. Aš visada Aš visada svajojau su jumis susitikti, pasišnekėti su jumis. Nejau. Taip, pirmas iki jau taip maždaug 1716 metais, o paskui man rodos kažkur taip 1730 metais, o paskutinį kartą kažkur jau taip. Na, štai dabar jūs su manimi ir šnekate. Aš labai žaviuosi jumis. Taip įprasta. Muzikos karalius. Vargšas karalius svetimoje šalyje, jeigu savo tėvynėje jis neturi pagarbos, verto vietininko. Oi, maestro. Dabar prie svarbiausio, prie užkandžių. Jums leidus, norėčiau ir aš kuo nuoširdžiausiai pasveikinti jūs su tokia garbe. Labai ačiū. Štai pagaliau tasai, kuris vertas tos garbės. Štai pagaliau tasai, kuris iš tikrųjų to vertas. Austrių! Ką? Aš liepiau paduoti Austrių. Negi jų ten yra. Aš ką, apakau? Oi, maestro. Aš noriu maestro. žinoti, ar tik aš neapakau? Maestro. Aš ką, apakau? Mano ponai. Pardon. Austrijos mano gyvybės eliksyras. Austrių! Jeigu maestro pageidauja austrių, jis gaus austrių. Jis gaus visko, ko jis pageidauja. Kodėl tam nedoreliui būtinai reikia trenkti duotis?
Ir iš ko tik iš šito išmoko? Betgi, sėskite jūs, pagaliau, mano mielas. Sensta, mano Šmita. Sensta, kaip ir mes visi. Skubam, lekim per pasaulį. O vis vien galų gale virstame seniais. Kas jums? O kas man turėtų būti? Jūsų akys. O kas mano akims? Nieko. Nieko, būtent visiškai nieko. Šiek tiek pavargau tėvynė ir vis dėlto vargina. Labiau negu mano teatras Londone. Bet dabar jūs turit man apie mudviejų tėvynę papasakoti. Aš noriu žinot viską. Viską. Ką čia kalba apie mano Makabėjų? Apie ką? Reikia manyti, kad apie mano Makabėjų čia žmonės girdėjo. Aš bijau, kad mažai. Na, apie Heraklį, apie Samsoną, apie mano Baltazarą. Nu, irgi nelabai daug. Na, apie mano Mesiją. Ką čia žmonės kalba? Šitan... Aš niekaip negaliu prisiminti. Netgi apie Mesiją? Asmeniškai, tai aš labiausiai vertinu jūsų Almyrą. Tai buvo prieš 40 metų, ponas Bachai. Bachai. Kaip? Mano pavardė Bachas, ponas Handelį. Hendelis, ponas Bachai. Hendelis su raide E. Bet jūsų pakvietime tai buvo parašyta... Ai, tie anglai rašo Handelis, o tarė Hendelis. Be, aš ir pats taip rašau savo pavardę. Bet lieku Georgas Friedrichas Hendelis iš Galės, Saksas. Nusivilkite ir jūs savo švarką. Ai, gal verčiau ne. Kodėl? O ką, jis jūsų vienintelis? Ne, jis yra mano geriausias. Jūs vis dar nieko neįsipylėt išgert, mielasis Bachai. Bachai. Bachas, Johanas Sebastianas Bachas. Kad ir kaip ten bebūtų, jūsų taurė tuščia. Paragaukit mozelio, štai čia. Jis iš tiesų neblogas. Aha. Na, matote, mano giminė kadaise iš tikrųjų vadinosi Bach. Nu, ten anksčiau, ten Bohemijoje. Bet mes, taip sakant, esame iš Bohemijos. Jo. Saksai. Taip. Dabar mes esame Saksai. Šitas Saksas. Taip mane vadindavo italai. Ir Sasonė. Ir Karo Sasonė. Jie visada taip šaukdavo, Viva il Karo Sasonė. Tai gyvuoja mūsų mylimas Saksas. Kokia tai buvo diena, tuomet vėlėsi. Mano Agripinos premjera, teatre tikras pragaras, nebuvo arijos, kuri nesukeltų audringų ovacijų. Ir vėl šitas šauksmas. Viva il Karo Sasonė. Jūs irgi mylit Italiją? Aš niekada dar ten nebuvau. Niekada nebuvot Italijoje? Kad per toli ir per brangu. Italija negali būti per toli. Niekam, kas rašo operą. Aš nerašau operų. Kaip? Aš dar neparašiau nė vienos operos. O, aš tai kodėl aš nė vienos ir nežinau. Žinot, aš irgi liaujaus rašęs operas. Tiesiog iš jų daugiau jokio biznio. Aš mieliau užsiimu oratorijomis. Jos pigiau atseina ir jas dievina publika.
Į jūsų oratorijas irgi? Aš nerašau jokių oratorijų. Nerašot jokių oratorijų? Jokių. Tai iš ko tada jūs gyvenat? Aš Švento Tomo kantorius. Kaip Švento Tomo? Švento Tomo bažnyčios mokyklos kantorius. Eilinis kantorius? Oficialiai tai aš vadinuosi muzikos direktorius. Tai Leipcigo miesto muzikos direktorius. Na tai šioks toks užsiėmimas. O be to, mane kurfiurst. O be to, mane jo didenybė kurfiurstas paskyrė rūmų kompozitorių. Gal bent jau jis padoriai moka? Nieko jis nemoka. Tai kuriem galam jūs kūrėt? O dėl garbės. Aš irgi kuriu dėl garbės už aukščiausią honorarą. Betgi suvalgykit, ką nors pagaliau, mano mielas, rekomenduoju artišokus. Jie kainuoja didžiulius pinigus. Mano pinigus, dėl to nesijaudinkit, aš jų turiu pakankamai. Eilinis, paprastas kantorius. Daugiau iš tavęs niekas neišeis, daugiau niekas. Taip sakydavo mano tėvas. Jis buvo ponas chirurgas, gyveno prašmatniam name, turėjo maišą pinigų. Eilinis, paprastas kantorius. Jis norėjo man iš galvos išmušti muziką, kol aš dar nepasprukau. Taip, aš pasprukau. Iš namų, iš tėvynės, į Hamburgą, Italiją, į Londoną. Jūs labai teisingai pasielgėt. Teisingai, aš? Čia labai sunku gauti tarnybą. O, taip žinoma, jeigu tu nesi Bachas. Bachas, ponas Hendeli, Bachas. Na gerai, tebūnė Bachas. Nors aš kaip sakiau, kada jis iš tikrųjų mūsų giminė vadinosi Bachas. Jūsų giminė manęs neduoda. Ponas Hendeli. Pardon. Bet koksgi skirtumas, kaip tave vadina? Bachu, arba Hendeliu, arba... Man, pavyzdžiui, buvo vis tiek. Svarbu tik... Prisėskit arčiau. Prisėskit. Svarbu tik tai, ką žmogus sugeba. Kas jis yra? Ar ne taip? Taip. Irkite padažo. Kaip? Artišokus reikia užpilt padažo, antraip jie neskanūs. Ir ką tai reiškia būti kantoriumi savo tėvynėje? Aš vadovauju chorui, mano pareiga yra kurti kantatas, o Velykom tai būtinai pasija. Pasija pagal matą. Ką, jūs jau ją žinote? Lygiai tiek pat, kiek jūs apie Mesiją. Už tėvynę, ponas Bachai. Už jūs! Už jūsų narystę toje mokslų draugijoje. Nuostabės iškilmės jie jums surengė. Prakalbos, taip kaip įprasto, gera muzika. Jums patiko? Gana simpatiška. Tai tik tai mažas kanonas, bet principas, man atrodo, visai smagus. Principai visada būna smagus. Aš jums galiu paaiškinti, arba ne. Aš verčiau sugrosiu jums. Dėl Dievo nesivarginkit. Ne, tai truks neilgai. Aš tik tai noriu išgirsti jūsų nuomonę.
Prašau, bet kokios tik pageidausi. Gerai. Čia kažkur buvo klavesinas. Jūs atrodo gerokai trumparegis? Ai, su tik metais senelis blogin ir blogin. Blogin. Taip, matyti, vieną gražią dieną aš apaksiu. Apaksiu. Daugelis mūsų giminėje apako. Sakykit, kaip tai pasireiškia? Turi galvoj tą trumparegystę, kai jį prasideda. Taip, juodos dėmės prieš akis. Svaigsta galva. Svaigsta galva. Labai klaikus jausmas jau. Siaubingai klaikus. Ką jums tas jausmas irgi pažįstamas? Nu, tada, kai mane ištiko priepuolis. Ką jūs buvo ištikęs priepuolis? Gana lengvas, jau seniai įsigydžiau. Bet koks apgailėtinas jausmas, kai guliu šitaip vienišas, bejėgis. Teatre tuo metu siaučia grinausias chaosas. Mylėjai priešai galanda peilius. Artimiausias draugas, kuriam patikėjai, kasa pabėga su visais pinigais, siaubas. Jums tas jausmas turi būti pažįstamas. Tiesą sakant, ne. Kai guli patale, visiškas ligonis. Kad lyg ir ne. Jūs ką, visada jaučiatės puikiai? Visada. Jūs nevadovaujat jokiam teatrui. Aplinkui visiška tamsa. Iš tamsos atšliaužia šmėklos. Kokios šmėklos? Kokios? Perkreitais perukais, apdriskusiais švarkais. Stojasi priešais jas, kovoja su jumis, pribaigė jas vieną po kitos. Oi, pardon. Tai jūs dėl to ir atvykote į Leipzigą, ką? Ką? Tu dėl tų šmėklų? Ne, žinoma, žmogusgi nesivaiko šmėklų, nevažiuoja jom iš paskos. Jos pačios pasirodo, atšliaužia iš tamsos. Duokit šiandien savo lėkštį. Aš dabar jums parūpinsiu, ką nors užvalgyti. Jūs labai malonus, jums labai ačiū. Kur jūsų savisaugos instinktas? Mielasis, vien spoksodamas badu numirsite. Tai kodėl jūs vis dėlto atvykote į Leipzigą? Taip, troškinti šparagai. Dėl jūsų. Dėl manęs? Ką? Jūs pasakėt, dėl manęs. Žinoma. Negalimagi senojo kolegos palikti vienišojo žvaigždžių valandą. Netoks aš jau ir senas, nu. Be to aš važiuoju su reikalais, o kumpis visai neblogas. Taip, aš visada važiuoju su reikalais. Mano teatras neduoda man ramybės. Na štai, prašom, vaišykitės maloniai, prašom. Ačiū. Žinot, Londonas nepriėmė mano mesijaus. Šita oratorija jam pasirodė per daug pamaldi, kadangi giedant aleliuja, žmonės pašoko iš vietų, nes juos apėmė Dievo baimingumo jausmas. Ne, Londonui tai netinka. Tai liūdna labai. O man buvo vis tiek, ar mano mesijas jiem patiko, ar ne, keista, bet man buvo visiškai tas pats. Man staiga pasirodė,
kad aš stoviu Halės katedroje. Matau, kaip žmonės atsistoja priešais mane. Austris! Pagaliau. Šably, Šmitai. Kas jau kas, bet Londono austrių pardavėjai mane tikrai vertina. 2 tuzinai pusryčiam, 3 tuzinai pietum ir vakarienei. O jūs ir vėl nieko nevalgot? Bijau, kad aš nesusidorosiu. Ai, jūs nemokat valgytaus? Ne taip, kaip reikėtų. Ta reikia turėti kraujyje, mano mėly. O tai labai paprasta, ponas Bachai. Va, paimkite kriauklę, atidarykite ją ir... Ir paprasčiausiai šliurpkite. Va šitaip, taip. Va taip. Oi. Gerai. Puiku, Šmitai. Ponai Hendeliui pradžioje irgi nelabai sekėsi. Aš pasakiau, viskas gerai. Man teko jį mokyti teisingai valgyti. Išvyk. Tuoj pat. Aišku, ne kiekvienas išsyk tą turi kraujuje. Dink! Ponas Hendeli. Tai jūs dar niekada nevalgėt. Tai jūs dar niekada nevalgėt austrių? Vienas iki hamburgą. Na, ten gana padoras austris. Burnoj ištisas okeanas jau. Bet Londone austris geresnis. Tiesiog nepalyginamas, kaip ir visas miestas. Oi, aš mielai tenai nuvažiuočiau kokis iki gastrolių. Jūs? Austris tikrai skanius. Va mūsų tėviniai šitokių skanėstų nerasi. O gaila. Jūs norit nuvykti į Londoną? Nu, gal porai koncertų galbūt, ką? Citrinos. Ką? Užsivarvinkit citrinos ant jūsų okeanų. Na, sakau, gal porai koncertų galbūt. Jūsų teatras, su kuria atkarčiais būna ir laisvas, ar ne? Po kiekvienos nesėkmės. Aš neprašyčiau didelio honoraro. Man taip, kad sykelį sugrojęs Londone. Nors pinigų man tai labai reikia. Aš nepatarčiau. Išmeskite šitą idėją iš galvos. Ponas Bachai, nedelsiant. Kaip nepatartumėt. Kiekviename mieste savi masteliai. Negi, bet jūs ten susilaukit šitokio pasisekimo. Todėl, kad aš esu lygus tam miestui. Žiaurumu, sąmoju, aš jam prilygstu. Jūs žinot, kaip mane Londone praminė? Nu, žymusis. The Charming Brute. Charming. Žavingas pabaisa. Pabaisa. O juo reikia būti Londone, ponas Šventojo Tomo mokyklos kantoriau, į jūsų sveikatą. Žinot, neseniai vienas toks dailininkas nupaišė mane milžiniškų vargonų fone, užuomina neva mano muzika esanti per garsi melas, žinoma, prie mano kojų krūva butelį, o aš pats kiaulės snukiu. Kiaulės snukiu? Tikriausiu kiaulės snukiu. Bet klausykit, tai šlykštu. Tai puiku, tiesiog puiku. Turit puikų humoro jausmą. Be jo neįsivelsi Londone. Antraip tas plėšrūnas praris tave su visom žarnom. Palaukit, aš turiu tą laikraštį, aš jums parodysiu.
jūs plyšite iš juoko. Iš juoko plyšite. Na jau ką žinau. Štai. Dailininkas Džonas Gaupis. Geras vyras. Visas Londonas raitėsi iš juoko. Bet niekas nesijuokė garsiau už mane. Tai vienintelis būdas pačiam kvatoti, kiek galint garsiau, kad visą kitą užgoštum, kaip tuos nevykusius dainininkus mano operose. Kvatoti, kiek gali garsiau. Kokie jūs juokėtis? Juokinga, tikrai juokinga. O aš pasakyčiau. Panašus, tikrai panašus. Kas kiaulės snukis? Puiku tikrai. O, tai puiku. Pasidžiaugėt ir užtenka, ponas Bakai. Terlius, mano priešas, dėl politinių priežasčių. O austrės darosis vis skanesnis ir skanesnis. Man jau gana. Na jau, taip greitai, ką? Toks tas Londonas. Kova. Vien tik kova, nesirenkant priemonių, jokie įžeidinėjimai, jokie užgauliojimai ten nelaikomi blogiu. O viešpatie, ko tik tai nepritauškė man už nugarus tie šmeižikai, kad aš per daug ėdu, kad neturiu nei moters, nei vaikų. Pasakykit, iš kur menininkas ras laiko santuokiniam gyvenimui? Aš vedęs. Vaikų turit? 20. 20. Daugelis mirė. Šlovės kaina. Kaip? Nuolatiniai užsipuldinėjimai, atakos. Atremti jas galima tik tai kaupiant sėkmę po sėkmės. Kraunant ją vieną ant kitos, statytum tvirtovę, pilį. Aš gyvenu savo šlovės tvirtovėje, ponas Bakai. Oi, gražu. Nieko čia gražaus, siaubinga. Tas vienišumas, begalinis, tartum visada. Būkite ištikimas tik tai tėvynei, ponas Bakai. Čia nereikia tapti pabaisa. Čia galima gyventi, būti laimingu su žmona, 20 vaikų. Nereikia amžinai kovoti, amžinai būti budriam, kad kas nors tavęs neišstumtų, neapmautų, kaip man tenka per visą mano gyvenimą. Jau tada Hamburge su Matezonu. Matezonu? Tai mano jaunystės draugas. Garsusis kritikas? Ką jūs sakot? Įžymiausias kritikas Vokietijoje. Tais laikais jis labiausiai kritikavo mane. Griežtai, negailestingai, tokiam geriau nepakliūt ant liežuvio. O apie mane jis rašo gana simpatiškai. Matesonas? Taip, man rodos, jis mane laiko gana geru kompozitorium. Jūs? Būtent jūs? Jis mane vadina genijum. Jau tada jis mėgdavo persudyti. Atseit, aš galėčiau būti visos nacijos pasididžiavimas. Nacijos pasididžiavimas. Matezonas šitaip sako. O ką jis sako apie mane? Na, kad pastaruoju metu apie jūs mažai rašo. Na, o apie mano mesiją, ką jis rašo? Kad visiškai nieko, man rodos. Visiškai nieko? Viešpatys gi turi svarbesnių reikalų. Šitas nulis. Ponas Hendelį. Jis nori mane išstumti. Taip, jis visada šito norėjo. Tas
Apgailėtinas plepys. Bet mane jisai vertino. Plepys ir daugiau nieko. Kad būtumėt girdėję jį dainuojant. Arba pamatę jį diriguojant, arba kaip jis kūrė muziką. Kleopatra, kuris dainuoja Marką Antonijų, tas riebalų maišas, tai buvo katastrofa. O aš turėjau ten diriguoti. Žinot, ką padaro brolelis mano Matisonas? Nu, ką? Staiga savo šedevre aptinka vieną siaubingą klaidą. Kokią? Pusę valandos prieš finalą jis miršta. Kaip miršta? Jis nusižudo. Matisonas. Markas Antonijus. Tada. Visi aplodismentai finale tektų man, dirigentui. Matisonui tai nesuvokiam. Jis apimtas nevilties. Jis norėjo tą pačią akimirką nusižudyti. Bet čia jam į galvą šauna viena išganinga idėja. Matisoniška idėja. Kokiagi ta idėja? Nagi, prieikite arčiau, to neįmanoma papasakoti, tą reikia parodyti. Tai prašau, aš dar nebaigiau valgyti. Ateikite čionai. Taigi, aš esu Matisonas, o jūs esate aš. Aš Hendelis. Jūs orkestro dirigentas, diriguokit. Taigi, vadinas, Matisonas stovi scenoje. Antonijaus vaidmenį. Išdainuoja savo ariją, jis nusižudo. Pusę valandos prieš finalą, taip? Dabar jis turi išeiti. Bet jis miręs. Bet jis neišeina. Jis eina pas mane į orkestrinę. Tai pas mane? Pas mane? Jūs Matisonas? Tai teisingai. Vadinasi, aš nusileidžiu į orkestrinę, o ten stovite jūs. Aha. Aš nustovėsiu šoną, spaudžiu į tamsą, aplodismentai neturi tekti jums. Paleiskit galų gale! Skauda! Paleiskit! Jis norėjo mane nustumti ir pats diriguoti. Iki paties finalo. Iki pačių aplodismentų. Nu, genialu. Kaip tai suprasti? Tai tie aplodismentai teks dabar jam, na? Jam, ne man, visiškai teisingai. Bet čia yra niekšiška. Šiško, mano mielas tai. Bet ten be jo buvau dar ir aš. Aš. Jūs, Janelio laimė. Taigi, aš jūs stumiu, o jūs stumėte mane atgal. Stumkit. Manai, kad ponas Hendelis. Jūs turit nustumti, Matisoną, jūsgi Hendelis. Jis pastebi, kad aš jį pranokstu fizinę jėgą. Oi, ko gero, tai jau taip. Jis bėga. Aš paskui jį. Bėkit. Bėkit. Taip. Mes išsitraukėme špagas. Abu išsitraukit savoje. Jis taikosi. Ale! Jis turi. Aš galėjau kristi negyvas. Aš irgi. Tai tik žaidimas viena iš mėklo. Jis norėjo mane išstumti ir vis dar tebenori, tačiau manius niekas neįstus, niekas. Aš atrėmiau šitą antpuolį, kaip ir visus kitus. Oi, tikras stebuklas. Sakti švarkė mane išgelbėjo nuo jo mirtino dūrio. Bet po to dar keletą dienų man maudė krūtinę, kaip dabar. Jūs pernelyg susijaudinote. Tik šiek tiek truputį.
Bet jūs žadėjot man pagrot? Aš? Jums? Na tai pagrokit. O tiesiog dabar? Ašgi turiu susipažinti su jūsų genijum. Partita numeris 4. Galbūt Goldbergo variacijas. Aš ją sukūriau grafui Kaiserlingui, nes jį kamavo nemiga. Na ir jis užmigo? Tikiuosi. Nu, mano muzikos kol kas dar niekas neužmigo. Na tai pagrokit jūs tą savo miego muziką. Grafo Kaiserlingo sveikatą. Partita numeris 4. Muskatelis. Partita numeris 4. Labai raminanti. Jums patiko? Žinoma, jūs turėtumėt paragauti muskatelio. Čia turėtų būti dar vienas butelis. Žinoma, čia tik šiaip sau toks mažmožis. Mažmožis. O dabar, mielas kolega, mes vis dėlto turėsime pavalgyti. Dar? Porą austrių sotus nebūsi. Tu jau paduos sriubą. Pats ją komponavau. Jeigu kompozitorius nebegali kurti operų, jam dar lieka sriuba. Mat, variacijos principas yra labai paprastas. Nepasakyčiau, aš ilgai svarsčiau, ką pasirinkti. Rozmariną ar čiobrelį. Aš tiesiog pavarčiau mano žmonos natų sąsvinį. Ir vis dėlto aš apsisprendžiau, įdėsiu čiobrelį. Ir ten radau vieną gana paprastą ariją. Ir kvapas, žinote, toks atpažįstamas, toks. Ir žinote, po to aš ėmiau su ją žaisti. Labai paprasta. Labai paprasta. Kaip valgyti austras. Mano mielas kolega, tai pats sudėtingiausias kūrinys, kokį aš esu girdėjęs.
Bet mano londoniečiam jūs tuo neįtiksit. Jiem paduok muziką, nuo kurios ausų būgneliai plyštų. O čia tas variacijas, nu, tiesiog dievina. Čia matyt visai kita publika. Labai reikli. O ką jeigu čia sugrojus Mesiją? Tylų vakarą, kaimynai žalis atplūstų. Aš galėčiau, jeigu mes sutartume, ryžtis gastrolėms. Su jūsų Mesijum? Kad ir? Saksonijoje. Galėčiau surengti ir porą koncertų. Švento Tomo bažnyčiai. Akustika ten turbūt gera? Kuo puikiausia. Aliuja, aliuja. Publika pakyla, salėje absoliuti tyla. Akimirka, kai girdėt plakant širdis unisonom. Puikiai svajonė, žinom. Aš ją įgyvendinsiu. Ak, jūs norite groti Švento Tomo bažnyčioje, ne? Už santykinai nedidelį honorarą. Už santykinai nedidelį. Tik įsivaizduokite, gerasim žmogau, ponas Hendelis Šventajame Tome. Aš nepatarčiau. Jūs nepatartumėt? Čia ne Londonas. Čia nepakanka, kad nuo muzikos plyštų ausų būgneliai. Mano mielas, visas pasaulis dėl manęs plėšusi. Ne Saksonija. Kardinolas Atobelni, mano senas bičiulis, vos ne ant kelių manęs maldavo dar kartą atvažiuoti į Romą gastrolių. Kardinolas. Airijos vicekaralius klūpėjo priešais mane. Airija. Tai ne Leipcigas, ponas Hendelį. Šitam miestui tai reikia prilygti, iki jo reikia priaugti. Jūs nepažįstat mūsų kritikų. Kritikų? Jie niekino. Jie manęs nepasigailė. Jos žvilgterėkite į muzikantą. Labai geras žurnalas, aš jį reguliariai skaitau. O ką ten rašo? Ten rašo, kad mano muzika galutinai pasenusi, beviltiškai pasenusi, netitinka šiuolaikinių mąstymų. O gal kritikas ir teisus? Kritikas visada teisus, už tai jam ir moka. O paskui mano pasija pagal matą. Juk tikrai nėra bloga. O ką čia vėdinti kritiką? O, kad ji per daug muzikali, jie įtinka tik tai opero, ne bažnyčiai. Jie čia atvyko tik vieną kartą. Ponas Henlį, tik vieną vienintelį kartą. Ne, ponas Henlį, čia iš tikrųjų turi būti aukšto lygio, kad susilauktum pasisekimo. Aukšto lygio. Jūs gyvenate savo šlovės tvirtovėje, jau statot vieną sėkmę ant kitos. Jūs net nenujaučiate, kokį skausmą gali suteikti nesėkmė, ypač jūsų amžiui. Aš nesu toks jau sukriošęs senis. Toks pats senis kaip ir aš, per senas nesėkmėms. Aš tai jų patyriau nuo pat jaunystės. Aš irgi ir kur kas nuodugniau nei jūs tame jūsų saulėtame tėviškės darželėje, ponas Šventojo Tomo mokyklos kantorė. Ar kas nors čia žino, kas yra tikrosios nesėkmės? Jūs irgi lydėjo nesėkmės. Nulatos ir gigantiškos. Bet apie tai čia niekas nežino. Girdėjo apie kažkokią sėkmės ten didžiajame pasaulyje, bet nieko apie mano kančias. Apie erškėčių vainiką, kuris uždedamas ant tikrojo menininko galvos. Mano Deidanija. Tik 3 spektakliai. Ir nei vienas nesusilaukė anšlagų. Ai, nu čia tai jau tragedija. Arba Kserksas. Londono arkivyskupas apkaltino mane nusižengimu moraliai, bet ir tai nepapildė mano kasos. Taip, nu čia tai jau tragedija. Taip, visų pirma, finansinė. Kai prieš 2 metus aš buvau priverstas uždaryti savo teatrą. Jūs turėjote uždaryti teatrą?
sezono viduryje reikėjo grąžinti pinigus už abonementus. Katastrofa. O pinigus jau košmaras. Taip, mano mielas, taip, visą tai skamba šiek tiek kitaip, negu kritikų kuždėsiai pakampi visi su mažajame Leipzige. Pinigų tai man niekad neteko grąžinti. Pinigų, ką reiškia? Pinigai, kalbama apie meną. Tai čia menas gali būti malonumas, migdomieji vaistai, tirli. O ten menas. Amžina kova. Jūs ją ištverėte. Būtent ištvėriau ir tada, kai pasirodė toji Elgetų opera. Tas paskvilis šlikšti mano operos karikatūra. Jūs be abejo žinot tą terliolį. Ne. Jūs pirmasis, kuris to nežino. Tai buvo neįtikėtina. Kėsintasi nužudyti mano meną. Mano kūryba išjuokta, apspjaudyta, prikalta prie gėdų stulpo, iš jos pasityčiota. Visas Londonas kretėjo iš nesulaikomo homeriško kvatojimo. Ką aš sakau, visa Anglija, visas pasaulis. O aš stovėjau ir žiūrėjau, kaip koks šio šimtmečio balagano pajacas. Sriu. Sriuba. Ką tik pasakojau apie Elgetų operą. Tai buvo labai linksmi laikai. Jie buvo visai nelinksmi. O mes visi tiesiog plyšome iš juoko. Man smogė mirtiną smūgį, o jie, matote, juokinga. Bet tai iš tikrųjų buvo juokinga. Matote, opera visai kaip pono Hendelio. Tik tai veiksmas vyksta tarp Elgetų ir sukčių. Koks įžulumas. Finale gaujos vadeiva dainuoja kartuvių papėdėje. Ir dainuoja taip, lyg tai dainuotų tik tai herojai pono Hendelio operos. Taigi komiška. Tai visai kaip Ksepse. Komiška ir pasiutęs pasisekimas. Gerai, pakaks. Mūsų vyrėja ėjo 5 kartus žiūrėti. Aš net 6. Ir kiekvieną kartą pašėlęs malonumas. Atsiprašau. Ir taip, ponas Bachai. Aš galėčiau paprašyti ir mano taip servetėlės. Leiskite ir man vieną žodelį. Aš leidau. Mano švarkas. Pasiklausyti yra jūsų pats grojimo. geriausias. Tai tobulas, nuostabus. Jau 2 kart verstas. Jūs būtinai turėtumėte nuvažiuoti į Londoną gastrolių. Londonas nieko panašaus dar nėra girdėjęs. Išnyk tuoj pas su savo sriuba. Jūsų jie tikrai nenušvilps. Aš pasakiau, išnyk! Jūsų jie tikrai. Dink! Jūsų jie tikrai ne... Visos tos nesėkmės, tie krachai, katastrofos, visa tai neturi nieko bendro su mano menu. Mano meninė vertė, jūs suprantat? Ne. Priežastis didžioji politika, savaime suprantama. Čia savaime suprantama. Šmitas šito nesupranta, bet man buvo visiškai aišku. Mano kūriniais buvo kuriama pasaulio istorija. Taip, čia akivaizdu. Aš buvau laikomas karaliaus draugu.
O premjeras senasis gerasis Valpolė buvo kronprinco priešas. O kronprincas savo tėvo priešas, tuo pačiu ir mano. O toliau jūs ir pats galit susivokti. Tiesą sakant, ne. Taigi aš jums aiškinu. Aš buvau karaliaus draugas. Ta suprantu. Tuo pačiu kronprincas priešas mano draugo Valpolis buvo mano priešas, kadangi aš nebuvau karaliaus priešas. O priešingai, jo draugas. Pagaliau jūs supratot. Ne. Aš irgi ne iki galo, bet pasiekmės buvo siaubingos. Sriuba tai iš tikrųjų skani. Nuviliojo mano geriausius dainininkus. Mano žmona verda panašiai. Užsiundė ant manęs banditus. Tiesa. Jie apseina be čiobrelių. Grasino, kad užžudys, kad užmaus, kad... Sriuba, nu to tik skanesnė. Jūs ko gero neturite priešų, ponas Bakai. Priešų? Jūsų mažame pasaulėlyje. Priešų ir čia užtenka. Ar jie jums jau grasino mirtimi? Grasino mane atleisti iš darbo. Argi tai yra tai baisu? Tai aš turiu didžiulę šeimą. Suprantam. Tenka pataikauti, nuolatos šypsotis, už kiekvieną sriubos šaukštą būti dėkinga. Dažniausiai. Bet kartais aš pritrūksiu kantrybės. O štai vienas vargonininkas jau groja. Nu taip jau prastai, kad Dieve pasigailėk. Aš jam ir sakau taip. Visai draugiškai sakau. Nu verčiau jau tu eitum batus lopyti. Ir žodis po žodžio aš taip įsiuntu, kad aš nusitraukiu nuo galvos peruką. Ponas Bakai. Kažkaip be peruko smagiau. Ir užmaukštinu tam diletantui ant galvos. O jis? Ką daro jis? Ir kągi jis daro? Jis visą tai taiko savo asmeniškai. Nors aš jam paaiškinau. Aš pykstu visai ne ant jo. Bet dėl to, kad jis blogai groja vargonais. Bet kalbėti su šitokiu žmogum. Va kaip jis įgyja priešų. Ir pats nesupranti, kodėl. Arba štai dar vienas toksai choristas, kurį aš pagriebęs, nuleidau nuo vargonų pakilos. Taigi jam ten nebuvo kas veikti. Arba dar vienas toksai, kuris išdrįso kritikuoti mano geriausią fugą. Žinoma, akiplėša gavo pagal nuopelnus. O be to, mano mokiniai, taigi plėšrų žvėrys. Visi iki vieno. Priedo diletantai. O vienas net apskundė mane. Atseit, aš jam kasnakt sapnuojus. Koks nors košmaras? Jis pasikorė. Siaupas. Sapne. Pakart reikia visus tuos diletantus. Nieko kito jie nenusipelno. Jie neverti manęs. Neverti mano meno. Ponas Šventojo Tomo, mokyklos kantoriau. Na nieko, dabar aš įsipilsiu savo vyno. Jūsų sriuba taus. Nemėgstu aš tos jūsų sriubos su čiobreliais. Jūs pabaisa. Visi taip sako. Tikras pabaisa. Tenka jo būt. Antraip, tie plėšrūnai sudraskys tave į skutelius, va. Kartą chore buvo toksai, pasigailėtinas subjektas, Gaerbachas, kurį aš pavadinau ten šiknium ar kažko panašiai. Ir štai, žinot, vakare aš einu namo, lydimas vienas tokios mielos asmenybės, tarp kitko. Ir staiga tas tipas išnyra priešais mane iš tamsos ir... Ne, to neįmanoma papasakoti, tai reikia parodyti. Stokit. Aš valgau, ponas Bach. Aš esu Gaerbachas. O jūs esat aš, o mielą asmenybę mes įsivaizduosim. Aš dar valgau.
Tuomet aš esu aš, o jūs Garsbachas. Aš valgau! O, tuomet jūs ramiai galite sėdėti savo vietoje, o? Ponas Bachas! Lygiai taip prieš mane stovėjo ir Garsbachas. Taigi čia tik žaidimas. Taip porelė šmėklų žaidimas. Tai kur tas mano vynas? Žmogė, su jumis nelengva. Taip. Ir man su ja taip pat. Ar čia Reino vynas, a? Aro slėnio. Kad lyg ir prašvelnus, kad būtų tos rūšies. Aš irgi dažnai būnu šiurkštus. Tai Charming Brut reputacija įpareigoja, bet yra juk ribos. Be abejo. Nes antraip. Ką jo didenybė, kurfiurstas, galėtų apie mane pagalvoti? Tikiuosi, jūs nesvaidot peruko jam į veidą. Kam? Jo didenybei? Vadinasi, jūs matot skirtumą. O aš šiaip. Aš būčiau gavęs savo titulą. O čia tai reikia laikytis mandagumo. Reikia būt po kojų, bučiuot ranką, komponuot mišes, kurios jo didenybės ausiai būtų mielos. O man teko ilgokai kaulyti, kol aš to pasiekiau. Aš jau žinau, kas kam pridera. Jūs iškaulijot savo titulą. O jūs ne? Ne. Manęs maldavo jį priimti. Tai jūs laimės kūdikis. Drąsus ir narsus. Tik tai tą vertino kunigaikščio sostai. Jeigu aš būčiau tik tai kuklus kantorius, man irgi tikriausiai reiktų kaulyti galingui malonės. Bet dabar užuot tai daręs, aš parodau jiem nuogą šikną. Mūsų didenybei? Bet kuriam šio pasaulio valdovui. Jūros liežuvis ale Colbert. Tai kas čia vyksta? Vyksta dvikova. Jo, ir daugiau nieko. Dvikova. Tai žaidimas, tik parelė šmėklų žaidimas. Taip, aš jas pažįstu. Ar duos mums galų gale pavalgyti? Jūros liežuvis ale Colbert. Geriausia Prancūzijos dovana. Kaip dažnai aš grasinau šauniajam Valpoliai, kad persikilsiu į Prancūziją. Vien tik tai dėl jūros liežuvio. Jūsų šerbėtelė, ponas Bachai. Dėkoju nuolankiausiai. Verčiau aš nusivilksiu tą savo švarką, šitai bus patogiau. Kadangi aš tiesą sakant, paskutinį kartą valgiau jūros liežuvį. Pas karalių. Pas senąjį gerą Georgą. Kilnus ir subtilus žmogus. Tikras draugas. Iki šiol gailiuosi, kad su juo kartais būdavau toks šiurkštus. Bet tik tai meno dėliai. Apie meną seniukas visiškai nieko neišmanėm. Na kągi, visi mes nebetrūkumų. Senam draugui galima atleisti. Vardan draugystės ji man šventa. Ar ne taip? Taip. Ir jūs gana ilgai jos siekėte. Aš siekiau. Na taip. Pradžioj karalius jūsų tiesiog pakęsti negalėjo. Bet jūs taip įsikibote jam į mantiją ir gana ilgai šliaužėt prieš jį ant kelių. Nežinkit slau! Misteris Hendelis netgi pasisamdė laivą ir orkestrą ir tol sekiojo paskui karalių, taip jam ausis išūžė, kad Marceliui nieko daugiau nebeliko. Lauk to, sušiktas muzikantė! Ko? Sušiktas muzikantė. Aš tą patį pasakiau ir Garsbachui.
Matau, jums patinka, ponas Bachai. Čia pirmas kartas nuo gyvenimo. Ką sako? Sakau, tai pirmas jūros liežuvis mano gyvenime. Matau. Ne tik matau, bet ir girdžiu. Kai su karalium valgai jūros liežuvį, negalima čepsėti. Negalima netgi reikšti savo pasitenkinimo valgiu. Tik tai jo didenybė gali tai sau leisti. Jis gali sau leisti vaikščioti, nusivilti, gerti iš butelio. Jis viską gali, o kitiems nieko negalima. Jie turi būti korektiški. Daugiausia, ką gali sau leisti, tai šioks toks atsainumas su pirštinėmis, jeigu jas turi. Va šitaip aš liepsiu save nutapyti. Atleiskit. Kas atsitiko, ponas Bachai? Naros Lenio vynas. Man tiek per švelnus. Ar nerastumėt pas save ir sauso, prancūziško? Tik tai žiūrėkit, kad jis nebūtų per daug sausas, kad nebūtų per daug mutrus. Prašau. Aš įsikabinau į mantiją. Taip, įsikabinau. Puoliau prieš karalių ant kelių. Vaikiausi jį plaukiodamas laivu. Taip, visą tai aš dariau ir dar daug ką turėjau tai daryti. Vardan meno. Menui reikia valdžios, o valdžiai reikia meno. Tačiau jį to nesupranta. Reikia jai tą pasakyti. Reikia šaukti, rėkti jai į ausis tol, kol jį tai supras. Jūsų sausas prancūziškas. 42 metų. 43 iš Kalnų Pašlaidžių. Elegantiškas, tačiau jaučiamas žemės kvapas. Ir buketas, galima sakyti, turi maskulin atspalvį. Bet ne per daug aitrus. 42 buvo geresnis, bet ir 43 tinka, na? Už jūsų svetingumą, pans Hendelė. Jūsų sveikatą. Mano sveikata. Mano sveikata. Apie tai niekas negalvoja. Mažiausiai aš pats. Aš galvoju tik tai apie meną. Vardan jo, vardan meno. Reikia daryti viską. Viską, ponas Bachai. Leidau Neapolio karaliui sukurti tas apgailėtinas eilės savo Agripinai tik todėl, kad įsileistų pjesę į savo teatrą. Šauniai suveikėt. Parašiau muziką karalienės gimtadieniui, nors tos senos panos gimtadienis man tiek tai rūpėjo, kiek pernykštis sniegas. Na, gal ne visai gražu. 200 svarų. Ir užsakymas Utrechto miestui parašyti Tedeum. Tada tai apsimoka. Aš supratimo neturėjau, kas tame Utrechte yra. Bet per 2 dienas himnas buvo baigtas. O, šitaip reikia veikti. Bailius garsinau kaip didvyrius, pralaimėjimus kaip pergalės, o karą kaip tikrai taiką. Na, man atrodo, čia jau šiek tiek persudėte. Persudžiau. Aš visada persudydavau. Visada. Su visko. Su pinigais, su valgymu, pats savimi. Bet su nieko aš taip nepersudydavau, kaip žaisdamas su valdžia. Aš ją apglėbdavau savo menu. Aš ją prarydavau. Begalinėse įstengose plebeščiavimuose mes voliojomės iki pamišimo,
ištvirkelių guolį, kurio vardas muzika. Visa tai man nebuvo lengva. Man, muzikos karaliui. Ten buvo ir kiti, tie vadinamieji karaliai, visi tie mulkiai, nuo kurių trenkė alumi. Bet pirmasis tapo mano draugu, antrasis palaipsniui juo tampa, o su trečiuoju aš kaip nors susidorosiu. Ryšiai, dalykas reikalingas. Bet pats šlikščiausias mulkis nėra toks baisus, kaip tas vadinamasis dievas publika. Štai kur tikroji valdžia ir galia. Vienintelė, prieš kurią reikia iš tikrųjų drebėti. Visą savo gyvenimą. Tikrai klaiko. Barbarai sėdi prieš tave rūje. Nori mėsos? Jie gauna. Tu pats esi mėsa, kurią sviedžia tai rūrį. Ir lieka tik tai vienintelis klausimas. Ės jie ar neės? Tikrai šlykštu. Ir amžinai tą baimę. Nieko išskyrus baimę. Svarbiausia nieko neįsiduoti, neleisti, kad jie tai pajustų. Nes rūja tik to ir laukia, tyko. Stovi į kovą, nugali bravo, te gyvoja mūsų mylimas Saksas, jautiesi lengvai ir laisvai. Iki kito spektaklio. Tikras košmaras. Mes esame kekšės, ponas Bach. Mes pakišam save klientui. Ir jeigu mūsų nenori baigta, viskam galas, pabaiga mirtis. Bet svarbiausia dar ir dar kartą žengti maršį tą atmatų duobę į kitą spektaklį. Taip, viso šito man nereikėjo daryti. Todėl jūs ir esate tik tai Šventojo Tomo mokyklos kantorius. Taip. Aš jau toks esu. Mažas, kuklus, Šventojo Tomo mokyklos kantorius. Taip. Jūrų liežuvis buvo tikrai nuostabus. Leiskite man. Kasgi vėl? Pipkutė užsitraukt. Tai vienintelį Švento Tomo bažnyčios kantoriaus prabanga. Ir dėl jos jam nereikia įsikabinti mantiją, dėl jos jam nereikia sekiuoti paskui kokį nors mulkį, nuo kurio trenkia alumi. Ir karalienės gimtadienis jam visai nerūpi ir aplamai. Jam viskas vis viena, o mažiausia tai rūpi publika. Mano muzika priklauso tik man. Ir nesvarbu, kur jį grojama. O čia. Čia, ponas Hendelį. Ar ne per kukli scena? Užtat gerai lankoma. Aš sėdžiu Švento Tomo bažnyčios kompozitorius kamarėlį. Ten, kažkur triukšmauja vaikai, žmona dainuoja dainelę. Ir aš galiu groti. Būt laiminga su savo kanonu maža arija. O koks džiaugsmas. Kokia dangiška palaima. O jūs ar kartais grojate? Va tik šiaip savo malonumai. Aš ne vaikas. O aš galiu būti vaikas. Ir niekas manęs nepiešia, kiaulės snukių, žmonėm tas pats, ką aš valgau, kas aš toks, kartais jiems. Mano muzika nepatinka ir visai dėl politinių motyvų. Pasaulinė istorija manim nesidomi, o aš taip pat mažai ją domiuosi. Mano priešai yra tik tai mano priešai. Ir jeigu man reikia kokios tvirtovės, kad nuo jų apsiginčiau, aš išprašau savo titulą. Iš kurfiursto. Ne, jis toks mano draugas. Draugus aš išsirenku pats. Ir tarp jų nėra nei vieno mulkio, nuo kurio trenktų alumi. Aš nesiglėbėščioju iki pamišimo jokiame
ištvirkelių guolė, nepakišinėjau savęs jokiam klientui. Vietoj to aš sėdžiu prie vargonų Švento Tomo bažnyčioj ir man prieš akis slenka scenos iš mano pasijos pagal matą. Aš viską matau priešai save. Matau šventyklą, Kristaus kančių kelią. Girdžiu, kaip jie šaukia Hosana ir nukryžiuokite jį. Stumdausi joje prie Golgotos. Na, tegul ir be santykinai nedidelio honoraro. Žinoma, pinigų visą tai neatneša. Nė pfenigio. Jūs žinote, kiek aš gavau savo pasiją pagal matą? Nieko, ponas Hendeli, visiškai nieko! Todėl, kad jūs esate diletantas, ponas Bachai. Atleiskite man, aš ne tai turėjau galvoje. Ne, jūs nesate diletantas. Jūs didelis talentas. Genijus. Atleiskit man, prašau. Tai gal jūs norit patraukti pipkutę? Jūs man atleidžiat? Diletantas. Diletantas dar netaip jau blogai. O, Švento Tomo mokyklos rektorius tai mane vadina aludės čirpliu. Mane irgi. Mūsų rektorius? Ne, visi. Mano tėvas, pavyzdžiui, visada taip sakydavo, taigi nenori tapti aludės čirpliu. Visi. Ir vis dar šnibžda mums už nugaros. Net jeigu mus išvydę pakyla kardinolai ir atsistoja karaliai, aludės čirplys. Krauni vieną sėkmę ant kitos. Sunkiai spaudi pfenigą iš kiekvienos natos, kol tampi turtingesnis, niekada buvo tavo tėtušis herpapa, dirbi iki paskutinio prakaito lašo, nematai nieko kito, vien tik tai darbą, o akis jau nieko nebemato. Žmogus anka, žlimba ir lieki tik tai mažutis muzikantas. Greit paduos sekantį patiekalą. Aš daugiau nebenoriu valgyti. O aš noriu. Vadinasi, jūsų protėviai kilę iš Bohemijos? Jie iš ten atikėlė prieš 200 metų. Mano irgi. O, iš ten kilė daug muzikantų. Aludžių čirplių. Tai linksma profesija. Aš visuomet jumis gerėjausi, ponas Bachai. Manimi? Aš žinau visus jūsų kūrinius. Tas genialiasias Goldbergo variacijas. Jūs tikrai jas žinote? Jas dažnai groju, nusiraminimui. Ir jūsų šokių muzika, kai norisi pasilinksminti. Ne, šokių muzikos aš niekad nekūriau. Genialią šokių muziką. Brandenburgo koncertai. Taigi jaunystės išdaigos. O jūsų klavyro knygutė, klavyro partitus, jūsų kantatas. Bet jūs iš tikrųjų ją žinote? Pasija pagal matą. Tai neapsakoma pasija pagal matą. Nu, aš kai ką žinau iš jūsų Almyros. Matai prieš savo akis viską. Girdėjau Hosaną, nukryžiuokite. Stovi minioje Golgotos papėdėje. Kada nors mūsų tėvynėje jūs tapsite šventuoju, 5 evangelistu. O aš visada būsiu tik bešarmiai brut. Žavingas pabais. Žmogus iš šio pasaulio. Taip mane vadins net aname pasaulyje.
Ir vis dėlto aš sukūriau Mesiją. Na, kaip jūsų prancūziškas vynas patinka? Nieko. Jūs tikriausiai nebijot ano pasaulio. Nu, tiesą sakant, šito irgi ne. Bet jūs bijot apakti. Nebijau, aš jau anku. Jūs nejaučiat jokios baimės? Kažką. Žiūrėkite, visiškai vienišas. Aš turiu savo šeimą. Niekada daugiau nebematyti žmonos. Aš prisimenu, kaip jie atrodo. Visiška tamsa ir tyla. Vaikai pakankamai pritriukšmauja. Likti be darbo. Gyvenime aš jau turėjau iki soties. Savo kompozitoriaus salėje. Kažkur triukšmauja vaikai. Žmona niuniuoja dainelę. O aš vienišas, aklas žmogus. Kirpsau savo dideliuose, pernelyg erdviuose kambariuose, tik Šmitas tranko durėmis, visi kiti praeina pro šalį. Daugiau jokių sėkmių, jokių pralaimėjimų, jokio teatro, nieko. Nieko, vien tik tyla ir tamsa, ne žmonos, ne vaikų. Reikėjo tuo anksčiau pasirūpinti. Bachai! Ponas Hendeli. Jūs vykstate su manimi. Į Londoną. Mano namai pakankamai dideli. Aš turėsiu perrašinti jūsų natas. Ne, tam pakaks Šmito. Ne, mes padėsime vienas kitam, šnekučiuosime, galbūt net kartu kursime, kodėlgi ne? Aš jau taip dariau kažkada su tuo Bononšini. Vieną veiksmą rašė jis, kitą aš. Tikra sensacija. Pjesė buvo šlamštas, bet kasa pilna. Ponas Hendeli. Bet svarbiausia, aš sužadinsiu jumise sveiką komercinę gyslelę. Sukurti pasiją pagal matą ir iš to neuždirbti neskatiko gėda. Gėda, su tokia gėda menas negali taikstyti. Ponas Hendeli. Bet pradžiai jūs sukursit oratoriją. Pasirenkat siužetą, jums teks būti šiek tiek atsargesniam, kad siužetas nebūtų per daug krikščioniškas. Tokiu atveju nepriims žydai. Ir kad nebūtų per daug moralizuojantis, antraip nepriims damos. Ponas Hendeli, aš bet svarbiausia prekyba natomis. Jie atneš didžiausią pelną. Aš jūs supažindinsiu su savo leidėju. Sukčiu, žinoma, kaip ir visi leidėjai, bet doras sukčius. Na ką, ponas Bachai, sukertam rankas. Per vėlu, ponas Hendeli. Niekada nebūna per vėlu. Jeigu aš šitokį pasiūlymą būčiau gavęs prieš 20 metų, aš netgi būčiau ėjęs pas jūs perrašinėti jūsų natų. Vadinasi, Jeigu mes būtumėm tada susitikę. Bet mes tada nesusitikom. Bet mes galėjom susitikti. Ai, aš netaip dažnai būdavau Vokietijoje. Pakankamai dažnai, ponas Hendeli, va, taip prieš 16 metų, pavyzdžiui, jūs buvot Halėj. Aš pasiunčiau pas jūs vieną iš mano sūnų paprašyti jūsų, kad jūs su manim pakalbėtumėt, bet jūs nenorėjot kalbėti, jūs buvot užimtas. Ai, tada kaip tik mirė mano mama. Aha. O prieš 24 metus? Tada aš blaškiausi po Europą, tėvynėje Vokietijoje aš turėjau bus porą valandų laiko. O patį pirmąjį kartą, taip maždaug 1716 metais, jūs jau buvote išgarsėjęs. Jūs atvykot į Vokietiją kaip pasaulinio garso ponas Hendelis. Atrodė, kad savo sėkmę jūs traukėt iš savo seno lagamino. Kaip aš svajojau tada su jumis susitikti, nors kartelį šnektelėti. Kodėl jūs to nepadarėte? Kad jis buvo užimtas, kaip visada. Ai, tada kaip tik, man atrodo, kaip tik tada... Numirė jūsų tėvelis, ar ne? O, tai gal mylima sesutė ar tetulė, ką? Ne. Tai buvo, kažkas tada atsitiko. Ne, nieko tada neatsitiko.
Taip, viso labo. Tik tai ponas Bachas. Bachas. Vargšas. Mažytis, aludės čirplys. Aš neturėjau laiko. Aš niekada neturėjau laiko. O kaip? Va dabar atsirado. Ir dabar ne, aš jau seniai turėjau būti Dresdenė. Jūs esat čia? Aš čia. Ir suradot laiko pasikviesti, vargšą eilinį kantorių papietauti, ar ne? Aha. Nu tai, kurgi galų gale tas kepsnys, ką? Bus paštetas. O prie jo stiprus tokajus, ar ne? Mane tiesiog draskė smalsumas. Aš norėjau pamatyti. Aš turėjau pamatyti. Aš privalėjau suprasti, kodėl toks genijus kaip jūs beveik pranašesnis už mane. Ponas Hendeli, aš prašau. Kodėl toks genijus kaip jūs neturi visiškai jokio pasisekimo? Netiesa. Aš ką tik gavau užsakymą. Prūsijos karaliaus užsakymą. Pasisaugokit jo, jis moka vienus niekus. Ir kas? Taip, tegul būna mano muzikinė auka. Tipiškas Bachas. Tipiškas Bachas. Tai, leisit man dar kartelį paskambinti, ką? Aš bijojau visus tuos metus. Ko? Jūsų vardo. Ką jis toks baisus? Bacho vardo. Jis toks baisus? Labai paplitęs šią tėvynę. Nu taip, mūsų giminė labai pradėjo. Milžiniška. Ir todėl mus visi ir žino. Kaip muzikantas. Nu, tai mūsų- O ne kiekvienas Bachas muzikantas. Ir mes esame muzikalus. Bachas. Bachas. Visur Bachai. Visi muzikantai. Tai glūdi mūsų giminės prigimtyje. O mano ne. Hendeliai ne muzikantai. Betgi, jūs? Aš pirmasis ir paskutinysis, vienintelis. Aš turėjau tik tai tėvą, kuris norėjo man iš galvos išmušti muziką. Ir prie kiekvienų vargonų mūsų tėvynėje sėdėjo Bachas. Tai reikėjo tik tai turėti šitą pavardę, kad juo taptum. Ir aš meldžiausi kiekvieną naktį, o kad aš irgi būčiau Bachas. Tai tokia buvo jūsų malda. Kaip gera buvo šitiem Bacham. Nei turtingų tėvų, nei namų skendinčių prabangoje, nei tėviškų paliepimų. Tu turi tapti tik juristas. Aš su džiaugsmu būčiau tapęs juo. Muzika. Amžinai tik muzika. Štai jų gyvenimas. Muzika. Taip, ir skurdas. Kaip? Taigi mes buvom skurdžiai, ponas Hendeli. Aš ir dabar esu skurdžius. Paviršyje skurdžius, o viduje žibantis deimantas. Taip kalba visi turtuoliai. O aš nebuvau skurdžius. Ir nebuvau Bachas. Aš Georgas Friedrichas Hendelis. Tačiau visur Bachai. Ir aš bėgau svetur, kur ne kiekvienas muzikantas vadinasi Bachas. Į padangių aukštumas, kur jaus Bachas negalėtų manęs pasiekti. Mano muzika turėjo skambėti vis garsiau ir garsiau. Jos griaudimas turėjo užgošti šitą vardą. Neturėjo būti nieko, kas jį primintų. Tik tai retkarčiais grįždamas į tėvynę, aš iš anksto pasiųsdavau slaptą agentą, kad neduok Dieve, nesutikčiau jūsų. Aš išbraukiau šitą vardą iš savo lankytojų sąrašo riebių ir juodų rašalų ir tik tai naktimis visiškai paslapčia aš nagrinėdavau jūsų natas, genialiasis natas. Ir vėl aš meldžiausi. O kad aš galėčiau būti Bachas. Ištrinti šį vardą buvo neįmanoma iš mano sielos. Šmėkla baisiau nebūna. Man rodėsi, kad to šmėkla mane persekios iki gyvenimo pabaigos. Ir štai dabar šmėkla išnyksta kaip dūmas. Dabar vietoj šmėklos sėdite jūs, gyvas žmogus. Jokių manierų, jokios sėkmės, geriausias švarkas 2 kart verstas. Štai šitą vaizdą aš dabar nusinešiu su savim į kapą. Jeigu ten Bacho vardas
dar vis man belsis į smegenis, aš visada prieš akis matysiu jūs, vargšelį, kuris prie mano stalo pirmą ir paskutinį kartą suvalgė jūros liežuviai. Jūs kuklų eilinį Šventojo Tomo mokyklos kantorių. Tai dėl to jūs ir atvykote į Leipcigą. Nuo šiol mano malda yra ši. Ačiū tau viešpatie, kad aš esu Hendelis. Tiesiog Georgas Friedrichas Hendelis, bet pasaulinio garso. Taip, aš irgi. To paties meldžiau viešpatį Dievą. Ko? O, kad aš būčiau garsiuoju Hendelis. Jūs šito Taip. Muzikos karaliumi. kuris pats lenkėsi karaliui. Žemiau! Žemiau, ponas Hendelis. Ponas Bachai, Aš irgi žinau jūsų muziką, žinau kiekvieną natą, nuo kurios tenai plyšta ausų būgneliai. jūs atrodo nelabai aukštai ją vertina. Ne vien tik tai jūsų Almyra, ji gana simpatiška. Simpatiška. Taip, ją galima būtų panaudoti. Mano pasijai pagal matą. Jūs jį panaudojot. Bet jūs sakėt, kad žavitės manimi. Jūsų sėkme. Bet jūs norėjot pasimatyti, pasikalbėti su manimi. Aš norėjau pamatyti. Aš turėjau pamatyti. Aš pagaliau privalėjau suprasti, kodėl šitokia vidutinybė kaip jūs ir turit šitokį pasisekimą. Jūs lydi sėkmė. Ponas Bachai. Nors kartą gyvenime patirti šitokią sėkmę kaip jūs, būti vadinamam muzikos karalium, stipriai suspausti savo glėbyje valdžią, mėgautis laimę, kai valdžia tave apglėbia aistringai, vonioti su ją įtvirtimo guolyje, kurio vardas sėkmė. Būti išvestam! Publikai nasrus, kad į tavęs suėstų, girdėti jos džiūgaujantį klyksmą. Tai gyvoja mūsų mylimas Saksas Bachas. Ponas Publikai, tam plėšrūnui žvėriui, šitai vilkų rūjai. O kad nors kartą šitokios sėkmės su tokia šlykščia muzika. Aš noriu šnapso. Aš kiurksau. Tu savo vadinamoji kompozitoriaus celį. Namas dreba nuo triukšmo. Vaikai bliauna. Žmona dainuoja vis tą pačią dainelę. Aš užsikemšu ausis ir leidžiuosi žaisti tų savo juokingų žaidimų. O jūsų genijų. Mano pasija pagal matą grojama va čia. Ir tik tai čia jūsų muzika grojama visam pasaulyje. Už mano muziką. Jūs įgi sėkmė. Jį Hendelį. Toji mintis mane visą gyvenimą persikiojo. Ir kaip jam gera. Kokia ramybė. Nė žmonos, nė vaikų. Ir jeigu jam lemta vieną kartą pakti taip kaip man, jeigu jis ir taps aklas, tai jisgi pamatė visą pasaulį. O aš nieko, paprastas, eilinis Švento Tomo kantorius. Ir daug genialesnis už jį. Jum irgi šnapsu? Vadinasi, jūs man pavyzdite. Aš. Giliai įkvėpkite ir pakelkite rankas aukštyn. Aš degu iš pavydo. Didžiausias komplimentas mano gyvenime. Oi, atleiskite, o Dieve, nu kaip kvailai įsismarkavau. Jūs atleiskite man, aš verčiau eisiu. Kodėlgi? Ai, nu, aš išeinu, tai bus geriau.
Betgi jūs alkanas. Aš visada alkanas. Valgykim toliau. Nu ką, jūs nepyksat ant manęs, ką? Lygų, ponas Bachai. Vienas. Aš jumis žaviuosi, jūs manim nesižavit. Jūs kuklus Šventojo Tomo mokyklos kantorius, o aš didysis Hendelis. Labai paprastas principas. Varijuoti galima be galo. Bet aš nebebijau Bacho, kuris man taip aistringai pavydi. Nebebijau jo vardo. Dar vakar šitas vardas sukeldavo man įsiūtį. Štai aš atvykstu į tėvynę. Paskutinį kartą pasivaikščiau po halę. Laimingas, kad galiu dar kartą ją pamatyti. Sustoju prie katedros. Pakylu prie vargonų. Noriu ką nors sugrot, keletą savo mesijaus taktų. Aš pradedu groti, groju ir staiga prisėlina prie manęs zakristijonas, mano miesto zakristijonas, stebi mane greičiausiai iš už nugaros, o aš vis groju. Šiek tiek per garsiai. Ir staiga jis man sako, mano gimtojo miesto zakristijonas. Jis išdrįsta man pasakyti, jis sako, Kaip nuostabiai jūs grojate, ponas Bachai. šunsnukis. Ponas Hendeli! Ponas Hendeli! Ponas Hendeli! Ponas Hendeli! Ponas Hendeli! Tas vardas vis dar priverčia mane jaudintis. Jūs norėjote pasmaugti Šmitą? Tai nuleisi nuo laiptų kaip tas zakristijonas. Tai buvo paskutinis kartas, ponas Hendeli. Jis nenorėjo nieko Ir blogo. dar kaip norėjau, kaip visada. Tai nesusipratimas. Aš labai gerai suprantu, pona Hendeli. Staigus priepuolis. Priepuolis, kuris tęsiasi jau 30 metų. Ponas Hendelis dėl to labai apgailestauja. Misteris Handelis dėl nieko neapgailestauja, kaip visada, jis visada toks nesusivaldantis pabaisa, o tai atsitinka todėl, kad žmogų visą gyvenimą lydėjo sėkmė, per daug sėkmės, per daug pinigų, per daug šlovės. Nusiraminkite Kai pagaliau. žmogus gauna per daug, pageidauja gyvenime, tai... Gal snapsą ką? O jūs visai kitoks, ponas Bachai. Jūs skurdžius neturtingas, bet padorus žmogus. Tai iš karto matyti iš jūsų grojimo. Tai menas toks pat padorus, kaip ir jūs pats. Gal dar. Dėkoju. Tarp kitko, aš seniai mąstau, tik nemetus man tos tarnybos. Šmitai, Gero apetito, mano ponai. jis netgi netrinktelėjo durimis. Jeigu jis dabar išeis, vienintelis, kuris man dar liko, kai aš tapsiu bėgių seniu, apaksiu. Niekur jis neišeis, jis pasiliks. Galbūt tikriausiai jis visada išeidavo ir grįždavo. Gaila pašteto. Per daug šlovės, per daug pinigų, per daug garbės. Šmitas teisus. Aš esu pabaisa. Ką galima išžvelgti mano muzikoje. Ji turi pasisekimą. Na, gal kiek per garsi. Noriu šampano. Tikro šampano.
Tai mano mėgiamiausias gėrimas. Mano irgi. Aš jį mielai geriu kiekvieną dieną. O aš ne. Neturtingas, bet padorus žmogus. Taip, toks aš ir liksiu žmonių atmintyje visiems laikam. Neturtingas, bet padorus žmogus. O, tą galima išvelgti jo muzikoje. O kai mano operos bus pamirštos, žmonės vis dar pasakos, kaip aš lakiau šampanam. O aš? Charming brut ant amžių amžinųjų. O aš vis tik tai kūriau šokių muziką. O aš sukūriau mesiją. Žmonės girdi tik tai, ką nori girdėti. Bachą arba Hendelį, arba jeigu jos abu žmonės vienodai vertintų, kokią nuostabią muziką prisipildytų pasaulis. Tačiau tas, kas myli kantorių, tas neapkęs pabaisos, o kas žavisi pabaisa nė velnio nesupras kantoriaus muzikoje. Ir amžinai sakys, va tas kitas, jis yra tikras genijus. Taip, visada va tas kitas. Taip, amžinybės požiūriu mes galime būti tik tai priešai. Ir vis dėlto tie, kuriuos amžinybė pasmerkė amžinai nesantaikai, turėtų bent šioje laikinoje ašarų pakalnėje paduoti viens kitam ranką. Į tavo sveikatą, Johanai Sebastianai. Ponas Hendelį. Georgai Friedrichai. Aš irgi mielai vieną gurkšnę. O, taip, žinau, na kaip aš čia taip. O, tikras šampanas. Ei, taurė šampano pripildyta nuostabios muzikos. Taip jau kartą buvo pasakyta apie mane ir Bononšinį. Puikus, nuostabus kompozitorius. Vidutinybė, bet mudviejų dvikova buvo nuostabi. Ką, tu ir su juo kovėsi dvikovoje? Kokius operomis kūrėme. Jis vieną, aš vieną, po to vėl jis, po to vėl. Ir taip sezonas po sezono mano operose riuksoja jo draugai, kad mane nušvilptų. Jo operose mano priešai, kad sukeltų jam ovacijas. Neapsakoma pramoga. Teatras pilnutėlis. Prie kasos neprasimuši. Jis sveikino džiūgaudami. Mane irgi. Kas tau? Mane sveikina džiugaudami, tave irgi sveikina džiugaudami. Ne, manęs nesveikina džiūgaudami. Mane irgi vis rečiau ir rečiau. Bet jeigu mes susikautume dvikovoje... Oi, aš nenoriu dvikovos. Tegul mūsų ginklai būna operos. Bet aš nerašau operų. To galima išmokti. Kaip 2x2, labai paprasta. Jeigu kas myli mažoras, jeigu kas miršta minoras, o finale būtinai choras. Na, jeigu tu taip galvoji. Į dvikovą, kol dar turime parako, ne kažkada, kažkokioje amžinybėje. Na, jeigu tu taip manai. Menas tai kova, o dvikova tai biznis. Pirmiausia, aš pastatysiu tavo pasiją pagal matą. Londone. Siužetas per daug krikščioniškas, žydai neis. Ir moralis per daug damos bus nepatenkintos. O gal praeis, aš ten įkomponuosiu kokį nors maršą. O aš čia atliksiu tavo mesiją. Mano tėvynė? Nu, žinoma, jis kiek pasaulietiškas ir operiškas gal kiek. Na, bet Gal praeis. gal praeis. Į tavo sveikatą. Johanai Sebastianai. Į tavo sveikatą.
Gaila, kad mūsų susitikimas nebuvo įmanomas. Ja, jis buvo neįmanomas. Žvaigždžių valanda? Jos nebus. Gaila. Liūdna. Kad Leipcige nebus atliktas Mesijas. Ir kad Londone nebus atlikta pasija pagal matą. Pati teatrališkiausia, pati geidulingiausia iš visų pjesių, kokias aš žinau. Žinai, o tu nuo pirmosios aleliuja taptum šventuoju. Evangelistu? Šeštuoju evangelistu. Aleliuja. Na, o kam taip garsiai? Atsiprašau.